Sveiki, šiandien noriu pašnekėti apie besikeičiančią IT darbo rinką ir apie tai, kodėl IT kompanijos ir ne tik IT nebesamdo jaunų IT specialistų. Pastaruoju metu matom pokyčius IT darbo rinkoje ir iš tikrųjų juos lemia keletas faktorių. Kalbant apie startuolių ekosistemą, ką matom, kad iš tikrųjų IT startuoliai auga daug lėčiau ir tą įtakoja keletas veiksnių. Visų pirma, vienas veiksnys yra tai, kad IT kompanijos yra priverstos ieškoti sprendimų, kaip būti pelningos ir rodyti rezultatą. Jau nebėra taip svarbu, kiek iš tikrųjų kompanijos turi vartotojų arba koks gražus jų produktas. Iš kitos pusės vėlgi sulėtėjęs finansinių srautų arba investicijų atėjimas į IT startuolių sektorių. Lygiai taip pat naujų Baltarusijos kompanijų bumas, kurios po 20 metų atėjo į Lietuvą ir kūrė čia IT darbo vietas, keičiasi ir matom, kad IT specialistai relokuoja iš Lietuvos toliau į Europą, matydami iššūkius su lietuviška migracijos politika. Naujų užsienio investuotojų IT sektoriuje sumažėjimą mes taip pat jaučiame. Jeigu keletas ir yra, tai iš tikrųjų tos samdos skaičiai yra labai riboti. Tuo pačiu dar viena tendencija, kurią mes matom, fintech srityje arba finansinių technologijų srityje, iš tikrųjų griežtesnis reguliatoriaus požiūris Lietuvos banko į finansinių technologijų kompanijas, kurios irgi neauga. Mes vis dar matom IT specialistų atlyginimo augimą, bet matom sulėtėjimą jaunesnių IT specialistų samdyme. Kodėl tas vyksta? Dar viena to svarbi priežastis – dirbtinis intelektas ir per pastaruosius 3 metus išsivysčiusi jo plėtra. Mes matom, kad dirbtinis intelektas keičia labai bazinius darbus IT ekosistemoje, tuos darbus, kuriuos dažniausiai darydavo jaunieji IT specialistai. Ir kaip tai įtakoja mūsų ateitį ir ką mes matom, kad IT organizacijos šiuo metu samdo vis mažiau jaunųjų specialistų ir samdo daugiau vidutinės grandies ir patyrusių IT specialistų programuotojų savo organizacijoms. Tai yra sprendimas šiai dienai, bet kokią tai įtaką daro ateities darbo rinkai. Mes turim daug jaunų IT specialistų, kurie baigia studiją šiandien ir iš tikrųjų mato sumažėjusių IT darbo pasiūlymų skaičių interneto portaluose, LinkedIn ir taip toliau. Ir konkurencija tarp tų jaunų žmonių yra padidėjusi, bei tikėtina, kad jų atlyginimai mažės, bet tikrai neaugs. Kokią ilgalaikę perspektyvą tai sukuria mūsų IT rinkai Lietuvoje, tai yra toksai vištos ir kiaušinio sindromas. Iš tikrųjų, kokios galimybės turėti patyrus ir vidutinės grandies specialistų, jeigu tu nesiaugini jaunesnių. Tai mano patarimas IT organizacijom, vadovam ir taip pat personalo specialistą mano kolegoms, žiūrėti truputį toliau ir ieškoti būdų, kaip galima investuoti į tuos jaunus darbuotojus, net jeigu jūs ir nenorite jų šiandien samdyti, suteikiant praktikos vietas, stažuotės, galimybės jiems pačiupinėti tą IT pasaulį. Lygiai taip pat kai kuriam kompanijam būti nepopuliariom, tuo metu, kai niekas nesamdo, samdyti tos jaunus IT specialistus ir taip ruošti savo ateitį, nes kai tik tai IT rinka atsigaus, mes matysime tai, kad visiems reikės tų specialistų. Ir kad tas poreikis nedingtų ir kad jaunieji žmonės rinktųsi IT profesiją savo ateičiai. Ačiū labai.